Labas, esu moterų kineziterapeutė Laura ir šiandien mes atliksim viso kūno mankštą mamai, kuri yra ne mažiau kaip 2 savaitės po gimdymo. Ir ne mažiau kaip 6 savaitės, jeigu jinai gimdė cezario būdu. Venkite aštraus ir durinčio skausmo pilvo ir tarpvietės srityje, taip pat kitų blogųjų simptomų. Mankštos metu bus labai svarbu atkreipti dėmesį į kvėpavimą, į taisyklingą juosmens ir dubens padėtį ir į lėtą pratimų atlikimo tempą. Pirmas pratimas – mes sėdim ant kamuoliuko, keliai šiek tiek plačiau, o pėdos labiau kartu. Rankas padedame į priekį ir stengiamės nesukristi į pečių juostą, išsistumti nuo tiesių rankų ir pečių juostą nuleisti žemyn. Stenkitės neišsriesti per juosmenį ir palaikyti neutralų juosmens linkį. Įkvepiam per nosį į pilvą ir su iškvėpimu ranką keliam įstrižai atgal ir pasisukam per vidurinę nugaros dalį. Dar kartą įkvepiam per nosį į pilvą ir su iškvėpimu pasisukam įstrižai atgal. Ir kartojam. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas per nosį ir iškvėpimas per burną. Tiesiai po šito seka antrasis pratimas, kuomet vėl stenkitės neįkristi į mentis, išsistumti nuo pečių ir pradėsime judėti tik tai per apatinę nugaros dalį. Įkvėpimo metu stengiamės juosmenį šiek tiek išriesti, iškvėpimo metu dubenį užsukam po savim ir juosmenį užapvalinam. Dar kartą įkvėpimas per nosį į pilvą, iškvėpimas giliai pučiant orą per burną ir užsukant dubenį po savim užapvalinant juosmenį. Ir dar kartą įkvėpimas ir iškvėpimas. Kitas pratimas stovėsim 4. Įsidėsime kamuoliuką iš šlaunies, kamuoliukas neturėtų liesti kilimėlio, nuleidžiame kojų pirštus. Stenkitės stovėti taip, kad rankos būtų tiesiai po pečiais, išsistumiam nuo menčių ir dabar pastumėme pėdutės į šalis. Iškvėpimo metu bandome sėsti tarp kulnų ir pajausti tempimą sėdmenyse bei klubo srity, gali būti ir juosmuo. Įkvėpimo metu pėdutės suglaudžiam, užsukam dubenį po savim ir daugiau svorio pernešam į rankas. Dar kartą. Iškvepiam pėdutės į šalis. Įkvepiam pėdutės kartu dubuo po mumis. Dar kartą. Su iškvėpimu sėdam tarp kulnų, šiek tiek kamuoliuką spaudžiam. Įkvėpimo metu užsukam dubenį. Kitas pratimas taip pat bus 4 ir kamuoliukas vis dar lieka tarp šlaunų. Tad pasitaisykite, delnai tiesiai po pečiais, nugara tiesi. Atrama nuo kojų pirštų. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas per nosį į visus pilvo šonus, iškvėpimas. Keliam ranką nykščiu aukštyn, įkvėpimas, stengiamės per daug neišsiriesti per juosmenį, iškvėpimas. Nuvažiavus atgal, jūsų ranka ir nugara bei dubuo turėtų sudaryti vieną įstrižą liniją. Kitas pratimas bus gulint šonu. Jeigu neturite kamuoliuko, galite daryti su pagalve. Atsigulame taip, kad jūsų keliai ir klubai būtų sulenkti stačiu kampu, juosmuo neturėtų būti išriestas. Paimame savo kamuoliuką ir padedame ant žemės ir jį prispaudžiame su viršutinės kojos keliu. Primenu, kad stebėtumėte savo klubus ir juosmenį, jie neturėtų būti išriesti. Klubas neturėtų nusvirti atgal. Klubas žiūri tiesiai aukštyn į lubas ir juosmuo yra tiesus. Apatinė koja sulenkta. Viskas, ką šioje padėtyje darysime, tai kvėpuosime ir spausime kamuoliuką. Pirmoji užduotis – stenkitės neįkristi į pečio sąnarį. Išsistumkite nuo rankos, nuo mentės, visais 5 pirštais spaudžiam kilimą. Dabar uždedam ranką ant savo pilvo, įkvepiam per nosį į pilvą ir su iškvėpimu spaudžiu kamuoliuką, jaučiu, kaip įsitempia vidinė šlaunų pusės sėdmenys ir mano pilvas suplokštėja. Ir dar kartą įkvepiu per nosį į pilvą ir su iškvėpimu spaudžiu kamuoliuką, įsitempia šiek tiek sėdmenys ir vidinė šlaunų pusė. Ir kartoju.
Įkvepiu per nosį į pilvą. Giliai iškvepiu, spaudžiu kamuoliuką, pilvas plokštėja. Atsiminkit visuomet petį ir mentę. Tolimesnis pratimas taip pat gulint ant šono. Pirmiausia, ką reikės padaryti, tai į viršutinę koją įsidėti ir suspausti kamuoliuką. Primenu, kad jeigu kamuoliuko neturite, tuomet galite nieko nedėti į kelio sąnarį arba tiesiog suspausti kažkokį objektą, nes jo yra paskirtis, kad jūs pilnai nesulenktumėt kelių ir nuolat išlaikytumėt 90 laipsnių kampą. Tuomet palengva atsigulam ant šono. Primenu apie jūsų juosmenį, kad jisai turėtų būti visiškai tiesus. Abi kojos per kelius ir klubus sulenktos 90 laipsnių kampu. Viskas, ką reikės šiuo metu daryti, tai pakelti koją per klubo sąnarį aukštyn, tuomet mėginti koją vesti atgal, išlaikant normalią ir stabilę dubens ir juosmens padėtį, tol kol keliu pamėginsite pasiekti žemę, tuomet vėl pakelsite koją aukštyn ir pargražinsite ją ant sulenktosios, kuri guli ant žemės. Viso šito pratimo metu turėtumėte pasistengti išlaikyti apatinį liemens tarpelį pakeltą nuo kilimo. Tai dabar, jeigu jums reikėtų pradėti nuo pradžių. Pirma, pasidarote tarpelį iš liemens, atsiremiate čia ranka, stuburas visiškai tiesus ir juosmuo nėra išriestas. Tuomet įkvepiu per nosį į pilvą, su iškvėpimu atkeliu koją, bandau su kelio sąnariu liesti žemę, mano pėdutė pasisuka aukštyn, atkeliu koją vėl ir grįžtu čia. Galite kvėpuoti paprastai, ramiai ir kol kas judesio su kvėpavimu nederinti. Jums svarbiausia išlaikyti liemens tarpelį ir pamažu judėti per koją ir klubo sąnarį. Stenkitės stebėti, ar tikrai nėra skausmo tarpvietės srityje. Turėtumėte jausti švelnų ir malonų raumenų darbą aplink klubo sąnarį ir sėdmenis. Kai atliksite su viena puse, pakartokite su kita.